Va, sveiki sveikučiai, pasakysiu jum. Važiavau čia ir žinot, atėjo ta mintis tokia staiga netikėtai, kad pasidalinčiau apie tai, ką čia aš dabar papasakosiu. Ir tiesiog sustojau apie tai pasidalinti. Tai iš tiesų aš daug kalbu apie tai, kad labai svarbu mylėti save. Ir mylėti save tai, nežinau, ilgą laiką apie tai net nebuvo nei kalbama, nei galvojama ir nežinau, net gal tokios frazės, kadaise žmonės nežinojo apie tai, kad mylėti save ir kaip tai iš vis galėtų atrodyti tas mylėti save. Žodžiu, bet toksai buvo laikas ir toks ir buvo, dabar laikai yra kitokie ir mylėti save iš tiesų labai visiems rekomenduoju. Jeigu nepagalvojat apie tai, tai iš tiesų verta pradėti apie tai galvoti ir tas toksai posakis, kaip pavyzdžiui pasakyti, aš tave myliu. Ryte, kai atsikeli ir nori, pavyzdžiui, mylimam žmogui pasakyti, aš tave myliu, tai taip ir savo galima sakyti tokius nuostabius žodžius. Ir iš tikrųjų ne tik sakyti, bet ir mylėti save. Ir nors labai tai keistai atrodo iš pradžių ir kažkaip tikrai neįprasta žodžiu, nei sakyti tuos žodžius, nei tą meilę jausti, kažkaip atrodo, kaip tu tą meilę pajausi, bet iš tiesų tai yra realus jausmas, kuris atsiranda pas žmogų, jeigu jis to jausmo, kaip sakyti, ieško ir tuo klausimu ne tai, kad dirba, bet eina tuo keliu savęs pamilimo keliu. Ir iš tikrųjų mes dažnai galvojam ir apie tai, kaip svarbu mylėti kitus, tai vaikus, senus tėvus ar nesenus tėvus, žodžiu, mylėti kitus žmonės ir mylėti tam, kad jie mus irgi mylėtų. Tai iš tiesų irgi gražus jausmas ir gražus toksai žemiškas dalykas šitoj planetoj mūsų. Nuostabioj žmonės yra sukurti tam, kad ir mylėtų irgi ne tik save, bet ir aplinkinius ir žodžiu, kad džiaugtųsi tą meilę ir dalintųsi. Bet iš tiesų labai svarbu ir save mylėti. Nes žinot, kai būna, ir aš pati iš tiesų irgi tai tą patį patyriau, kaip turi rūpintis senais tėvais savo, kurie jau, žodžiu, reikalauja rūpesčio tavo kažkokio tai papildomo. Ir kaip aš atsimenu, stengdavausi visokiom išgaliam padaryti, kad tie žmonės būtų laimingesni ir kiek laiko tam reikia skirti ir, žodžiu, ir tai yra tikrai sunkus toks pasidaro darbas, nes jeigu žmonės gyvena taip, kaip jie gyveno ir jie prigyveno tam tikras ligas ir tam tikras savo būsenas, tai yra vėlgi tik jų reikalas iš tiesų. Ir kad ir kaip bebūtų, mes esam jų vaikai, bet jų nežinau kaip pasakyti, ne vergai, ne tarnai. Ir mylėti tuos tėvus be jokios abejonės reikia ir jais rūpintis. Bet kartais tai ateina toks jausmas, kai tu manai, kad jeigu aš dabar nepasirūpinsiu taip, kaip mano tėvai reikalauja, o jie gali reikalauti labai daug dėmesio, labai tiesiog rūpesčio, buvimo kartu, dėl to, kad jiems patiems be abejo yra ta senatvė matyti jau ir nebelabai lengva ir nelabai maloni, ir jeigu sveikatos problemos, tai, žodžiu, nėra paprasta. Tai, žodžiu, ir tada gaunasi taip, kad žmogus pats turėdamas problemų, jas bando savo tiems vaikams perkelti, užkrauti ir tada, o vaikai galvoja, bet jeigu aš nepadėsiu, nedarysiu, reiškia, aš blogas sūnus, bloga duktė ir jie tiesiog vargsta, skiria savo visą laiką, savo dėmesį laisvą
ir tiesiog patys irgi dėl to kenčia, nes dėl savęs laiko kaip ir nebelieka ir tai yra labai sunku. Iš tiesų, nuolatos būti su nepatenkintu, sergančiu senu žmogum. Tai vat, aš noriu pasakyti, kad ir tai yra tada ne apie meilę ar nemeilę tėvams, tai yra apie nemeilę savo. Jeigu jūs per prievartą eisit ir visą savo laisvą laiką skirsit savo tėvams, tai, žodžiu, jeigu visą tą laiką skirsit, tai jūs pasidarysit tik tais meškos paslaugą savo vaikam, galim taip sakyti, tai jūs sugadinsit savo sveikatą, savo nervus ir tada jau jūsų vaikai turės rūpintis senais ir nepatenkintais tėvais, kokiais jūs dabar rūpinatės savo tėvais besirūpindami. Tai vat toj vietoj labai svarbu surasti tą meilę savo ir dalinti ją ne tik tai savo artimiesiems, bet ir savo iš tiesų skirti laiko, ieškoti kažkokių galimybių, susitvarkyti taip, kad laiko savo liktų. Tikrai dabar yra daugybė pagalbos priemonių ir būdų ir dažnai tik tais žmonės tiesiog, man tikrai yra tekę ne kartą girdėti, kad vat, neįsileis svetimo žmogaus, mano mama, arba nesutinka jokių būdų gultis į slaugos namus ar į kažkokią tai pensionatą. Tiesiog kategoriškai atsisako. Bet tai čia yra jų reikalas, jie atsisako ar neatsisako. Jūsų reikalas yra pasirūpinti ne tik savo tėvais, bet ir savimi. Tai va, čia toks trumpas šiandien apie tokį požiūrį kitokį galbūt truputėlį ir aš noriu padrąsinti tuos žmonės iš tiesų ir pasakyti, kad jūs tiems tėvams, kad ir kiek skirsit laiko, jau jie laimingi, ypatingai labai jau nebeliks. Dėl to, kad žemėje toks buvo žaidimas, tokios buvo taisyklės, nebuvo gal labai daug iš tiesų tų priemonių, kaip padėti savo ir žinių ir jau buvo taip, kaip buvo. Čia nieko nekaltinant ir nieko nesmerkiant ir nieko neteisiant, tai turiu pasakyti, kad dabar kiekvienas suaugęs žmogus turi mylėti ne tik artimą, ne tik kitą žmogų, bet mylėti ir save. Ir mylėti ir rūpintis savimi ne tik dėl to, kad aš myliu save ir aš tik save myliu. Tiesiog jeigu jūs ateityje, juk irgi neamžinai sveiki, gyvi ir jauni būsit ir senatvė ateina ir amžius daro savo, kūnas fizinis jis bet kokiu atveju sensta. Tačiau jeigu jūs rūpinsitės dabar savimi, tai senatvė tikrai bus visiškai kitokia. Ir dar kaip žmonės irgi mėgsta sakyti, senatvė tai viskas blogis, lygos, vaistai ir prasta sveikata. Bet iš tiesų tai visiškai yra ne apie tai, šitą požiūrį iš tiesų reikia keisti ir jeigu pasižiūrėtumėt, yra daugybė pavyzdžių ir savo aplinkoje atrastumėt ir galų gale socialinėse tinkluose, kaip žmonės iš tiesų dabar seni žmonės vyresnio amžiaus gali gerai jaustis. Tiesiog reikia rūpinti savo sveikatą, tiek fizinę, tiek dvasinę, tiek ta tokia pusiausvyra, ieškoti tos pusiausvyros. Ir žodžiu, tai taip trumpai, besirūpindami kitais, nepamirškim pasirūpinti ir savimi. Labai visiems linkiu gražios dienos, mylėkit save. Ir dar vienas dalykas, bet apie tai aš gal kitam filmuke pasakysiu, nes jau čia dabar truputį prikalbėjau ir turiu lėkti. Tai tiek kol kas, iki pasimatymo kitose įrašuose. Ate.